O, ką aš matau, juk ten Jordanas. Tas pats, kuris padėjo mums iš valstybės susigrąžinti pinigus. Mes tik vien tik jo dėka turime sukaupę virš 100 milijonų mūsų pinigais. Ir tos santaupos kiekvieną mėnesį vis auga. Ir jis daug keliauja, šiandien jis Klaipėdoje, rytoj Amerikoje. Jis vėl ką nors sukūrė. Tačiau kai Facebook'e pažiūri, dažnai golfą žaidžia. Hei, Jordanai, tu čia gyveni? Kai 4 namus Amerikoje išnuomosiu, iš čia galėsiu neišeiti nors ir kiauras vasaras. Ar ne per kietai čia užsimojai? Aš Amerikoje namus perku ne rinkos kainam, o už ketvirtį kainos. Tenai su investicijom turiu daugiau pasirinkimų ir laimiu iš karto, kai perku. O taip, keičiu litus į dolerius. Jau pirmą namą aš pasiėmiau. Beliko 3. Iškeisiu aš lietuvišką turtelį į amerikonišką. O tu visada toks atviras. Visos Amerikos man nesuvalgyti. Ir šiaip žinokit, jeigu jau man pavyko, tai jums po mokymų tikrai išeitų. O kaip tau kilo mintis kelti iššūkį Amerikai? Vytautai, ne kiek prieš ką, o labiau už ką aš mėgstu golfą. Ir dar pridursiu, ką tu bepradėtum ir ką tu bedarytum, tai tvirtai laikykimės savų svajonių kurso. Tuomet pradėsi modeliuoti aplinkybės ir dėliotis taip, kad nebenukryptumai ir išliktumai prie savo pomėgių. Gerai, čia žaidžiam golfą. Ar ne per paprasta įsikabint svajonių kursą? Vis tiek juk rizika išlieka. Šį kontrastą pastebėjau aš taip pat, net ir ties tom, kur pats esu geriausias. Su pensijom man puikiai sekasi ir praturtinau labai daug jūsų. Tačiau iš karto, kai ateinu žaisti golfą, man bankinis agentavimas kaip man sustoja. Ir jūs manote, mane tai džiugina? O gal reikėtų man atsisakyti savo pomėgių? O gal golfas tik turtuoliams? Atlikim namų darbus taip, kad pinigai birėtų, to būnant ir aikštynę. Aiškiau ir paprasčiau. Gal pagalvokime apie pasyvias pajamas. Ir tik paskui mes dirbime dėl pinigų. Visai nebūtina mums pirkti golfo lauko, kad užsitikrinti savo pomėgius. Na gerai, o kaip tas pasyvias pajamas prisijaukinti? Prisijaukinti, ne išlaidas, o pajamas. Ir dar pasyvias. Tačiau. Klausimas beveik taip tas, kurioje lentynai pasiimti medų. Ar ne per lengva būtų mums gyventi, jei viską susirastumėm knygose ir internete? Tačiau šis klausimėlis ilgokai nedavė ir man ramybės. Nenuostaba, kad reikia pirma ir uždirbti, ir gerai pasidaryti dar kur investuoti, o tik tada jau investuoti. O ir turėsime pasyvias pajamas. O būna kaip? Tačiau uždirbę mes ko tik tai nedarom su savo investicijomis. Tai kelia tikrą siaubą. Ir to nedarom, ir ano nedarom, o paskui dar stebimės, kad kapitalas neužauga. O norime investuoti užtikrintai. Paskaitėt mano knygą? O Jordanai, kokią knygą? Vytautai, kaip investuoti užtikrintai Amerikoje? Žodžiu, kas skaitėte, tai žinot pačius įprasčiausius būdus investuoti. Arba vertybiniai popieriai, arba jau nekilnojamasis turtas. Net ir čia, su tikslu prisijaukinti grąžą, dažniausiai pastebima klaida yra, kad savo investiciniams tikslams, nedarbui, mes skiriame kur kas mažiau negu 8 valandas. Mes visą kartais paskiriam iš vis tik kitų tikslams. Čia mes darbę taip išsimaudom. Paskyrus visą laiką kitiems tikslams, ne investicijoms, sprendimus mes priimam dažniausiai paskubomis, o kartais tai visai ant smūgio, neišanalizavę, ar tikrai sulauksime grąžos. Tuomet dorai ir nebežinome, į ką geriausia koncentruotis. Investicinė grąža, jinai tiesiog nutolsta, jeigu visai dar neišnyksta. Mes kartais perkam viso labo pirkinius, o vadinam juos investicijomis.
O galiausiai efektyvumą matuojame iš vis tik pardavime, kai vėlu, ką nors ir kontroliuoti. Ir kai kurie taip nematuojant, blaškomės ties investicijomis, kol galiausiai nusispjauname ir einame iš naujo dirbti. Tikrovėje tom skriaudžiame tik tai save. Kartais juk galima susimastyti, kad tikrai gali laimėti dar ir perkant. Laimi kaip perki ir taip tikrai įmanoma? Kiyosakis nerašytų apie tai, jeigu įmanoma nebūtų laimėti kaip perki. Kas dirba su nekilnojamu turtu, šitą įmanomų pajutę. Tik ne visi ryštasi nueiti papildomai, kad užsitikrinti laimėjimą nupirkus. Nebūkim naivus, nenupirksime sėkmingai, neskyrę laiko tam papildomai ir galimybių plačiau nepatyrinėjus. Va taip ir aš radau Ameriką. Ir ką gali atrasti Amerikoje? Mes investuojam? Aš investuodamas Amerikoje radau kur kas daugiau pasirinkimų, kurie tikrai padės ir tau jaustis, kad nugalėjai pirkdamas. O kuomet ir aš suprasčiau, kad nugalėjau pirkdamas? Pirma, tu turi nupirkti. O antra, turi nupirkti taip, kad dar iki pirkimo suprastum, kad visa investicija sugrįžtavo per 100 nuomos mėnesių. Kai žiūrite jau šitą vaizdo klipą, tai laiko klausimas, kuomet ir jūs turėsit pasiekimus pirkdami. Įdomią temą palietei. Einam kavos karalių. Ten taip pigu? Dažnai pigu. Būna kartais ir labai pigu. Be to dar likvidu šalia pigaus. O visumoje tai vertybė ir laimėjimas. Akmenėje tikrai mes galim pirkti pigiai, tačiau ir likvidu. O ten, kur likvidu, nebūtinai mums bus pigu. O tokį mes ir turim malonumą, kad kartais negalim nei nuomoti, nei parduoti. Amerikoje dažniau mes galim šitaip įsigyti ir plotuose, ne kaip akmenė, likvidžiuose. O ką visų šitų amerikoniškų pigumų, likvidumų galima turėti? Amerikoje aš turiu aiškesnės galimybės investuoti užtikrintai. Jau 100 knygų apie pranašumą investicijų rašyta. Tuomet ir koncentruotis žymiai paprasčiau. Ne veltui Warren Buffett išsireiškęs buvo, kad dar atras laisvų lėšų kokiam 100 000 namų. Jisai užuodžia pinigus. Atrodytų gal nieko naujo. Čia pinigai, čia investicijos. Ir tai dar neapibrėžia, kad laimi kaip perki. Kam žinoma, kokių dviejų dalykų neišvengti? Vedybų. Tikrai, o ypač esant investuotojų. Mirties? Ir mokesčių. To neišvengime kiekvieną mėnesį. Apie mirtį mes kalbėsime kitoj dimensijai. O dėl mokesčių, amerikonai tom rūpinas labai metodiškai. Pabandyki ilgėliau pasivėluoti su mokesčiais ir matysi, ko sulauksi. Tai laiško iš Amerikos, šiuo atveju iš valstybės, apie išparduodamus namus, bet jau už kainą, tik tai mokesčių skolos. Konkrečiau. Valstybei reikia išlaikyti mokyklas, bei kitą miestuose infrastruktūrą. Todėl tokie išpardavimai vyksta, kas ir pritraukia investuotojus. Ir čia tai galim padaryti. Gaila, nei kaimyniniai Kanadoje, nei Europoje tokios praktikos dar nėra. Ar nežiūroka? Toli gražu, tom nesirūpinant į mokyklas nei autobusai važiuotų ir miestai atsiliktų. Galiausiai ir patys skolininkai grąžos tai nesulauktų, o galimybės tokias taurija. Po 4 metus skolininkai gauna laiškus iš valstybės, kad savas problemas spręsti. Ar ne per daug jiems dėmesio? Ir pats matai,
Išpardavimai daug geriau nei pasyvusis patas užburtam rate iš nemokumo. Dar be elektros. Nebandėme gyventi. Kodėl už skolininkus visi kentėti turi? O laimi kas iš šio proceso? Procesą aš vadinu win-win-win. Tai 3 kart 3. Tai 3 šalis po 3 laimėjimus. Visi 3 laimi šitaip. Tai valstybė 3 aspektais. O kaip? Atgauna mokesčius su visais delspinigiais. Pritraukia investicijas iš išorės neišimtis, faktiškai iš pasaulio viso. Galiausiai skolininką vėl ekonomikos variklių paverčia vartotojų bei kitų mokesčių mokėtojų, kuriam tai laikui. Kas laimi dar šiame išpardavime? Geras klausimas. Laimi ir skolingasis šeimininkas 3 atvejais. Jis gauna grąžos iš po išpardavimų per sukilusius kainos balsavimus ir taip įgavęs gyvų pinigų jis tampa vėl sėkmingas. Nes grinėje Amerikoje neginčijama vertybė. Skolingasis šeimininkas jis vis dar turi teisę išlikti ar tai tuose namuose, ar turte, ties to turto ir laikyti tai kontrolę savo. O prisirišus prie namų, tačiau jų neišpirkus, jis turi galimybę pasikeitęs statusą išlikti juose ir išsinuomoti iš investuotojo. O kada laimės lietuvių investuotojai? Tai svarbiausia lietuvis investuotojas, nes laimi, kai perki. Kitaip nesiūlysi grąžos, kad lėšų atliktų dar skolingajam. Arba nupirksi pigiai, namą, žemę, komercinę ir kitą turtą, arba tau bus išpirkta su aukštomis palūkanomis. Jei skolininkas pageidauja pasilikti, iš sykio turim nuomininką. Ir trečia, tu pakeisi statusą visuomenėje, tu būsi gerbiamas asmuo, nes padedi valstybei susirinkti mokesčius. Tačiau svarbiausia, neišsiaiškinę gerai visų niuansų, nedarykim patys to vieni namie, nes Amerikoje galimybės visos yra ne tik uždirbti. O kiek galima uždirbti? Skaičiuoki grąžą ir planuoki. Bet yra vardan ko. Prisimenam sugrįžtančias lėšas per 100 nuomos mėnesių. Palyginkim visuotinai nusistovėjusi paviešintą grąžos vidurkį, tos pačius 10% iš akcijų. O sulaukus išpirkimo investuotojų susigrąžinsi ir 12%, ir 15%, kai kur 18%, yra ir 20%, kai kur yra valstybių po 24%, vienoje taip mūsų mėgiamai valstybiai 36% mes uždirbti galim, investavo šito būdu. O kai kur ir visą pusę 100, net 50%. Normaliai. Per kiek laiko? Čia metinių palūkanų. Tiesa, išpirkimo laikotarpiai skirtingi. O jei neišpirks? Kam neišpirks, tai pelnus jūs dar labiau sustiprinsit, nes pasiimsit namus, žemę, kitą turtą. Labai šaunu ir tai, kad valstybė ilgai nusistovėjusius procesus garantuoja tą išbaigtumą. Ar ne auksinis, tai lietus? Procentai gerai, o galim paprasčiau, skaičiais. Paprasčiau ir skaičiais. Gal dar grinais? Ok. Šerifas mėgsta grynus, o mes investuotojai tai grąžą. Per valstybinius išpardavimus mes galime nupirkti tikrai pigiau nuo rinkos lygio. Tu nupirksi kartais 1,5 karto, kartais 2 kartus, o kartais ir 5 kartus pigiau. O bandėjai pats? Nekomentuočiau. Man tai pavyko tik tai 4 kartus pigiau. Tikrai turiu kur tobulėti dar. Žinoma, laimint kaip perku. Tai skaičiais. Bet kokiu atveju nauda pelnuose skaičiuojasi 5 ženklais. Pavyzdžiui, jeigu rinkos kaina bus $100 000, tai tokį turtą įmanoma įpirkti intervale nuo
20 tūkstančių iki 60. Aš nupirkau už 17 tūkstančių namą, kurio vertė bus 70. Likvidžioje rinkoje tai didelis laimėjimas ir pelnų sumos 5 ženklės. Ko dar turi, kad sėkmės jau būtų sklydina? Kas buvom susimastę? Kiek namų turėti mums? Ir kur? Kad jau pilnai gyventi vien tik tai iš pasyvių. Mano šeimai iš 4 asmenų. Paskaičiavome, kad jeigu Amerikoje gyventi, nuomoti reikia 10 ten pat pirktų namų. O pasilikus čia, Lietuvoje, paprasto Lietuvos šalyje, pakanka Amerikoje nuomoti tik 4 tuos pačius kartoninius namus. Truputį gal toloka? Atostogoms mes skrendame po 4, kartais ir po 6 valandas. Tai čia ilgiau truputį, 8. Tačiau kuomet jūs išsirinksit investicijoms regioną, ten, kur norėsit praleisti ir atostogas, apie atstumą jūs visai pamiršit. Ir kas svarbiausia, jums nuomininkai už tas atostogas dar primokės. Be to, nei pats baisiausias slibinas prie jūsų investicijų taip greit neprisiartins. Kas prižiūrės tas investicijas? Vat šitą mes per mokymus susidėliosim. Kokia didžiausia rizika ir kur didžiausia nuostoliai? Didžiausia bendra rizika – pradėti neapsimokius ir dar vienam. Ir būti nemokytam pirmam. Nes šitaip iki pirmo sandorio neefektyviai išleisi daugiau kaštų ir patirsi daugiau kainuojančių klaidų. Ko dar svarbu nesumaišyti? Tai investicijos, ne verslas. Reikės tenkintis tik tuo, kiek būsi susiplanavęs praturtėti. Neišsireikios papildomai eilė klientų susidomėjusių dėl nuomos. Nuomojami namai tai ne guminiai, kad ir kokie srautai stabilus būtų. Todėl visi, kas esate anapus, jūs turit pranašumą mano atžvilgiu ir sutaupysit pasimokę. Nesimokei? Neįsivaizduoju, kas išėję būtų. Aš turėjau progos mokytis iš mąstančių skirtingai ir žmonių mentaliteto visai kito. Todėl ne visuomet sulaukdavau atsakymų taip greitai ir naudingai. Mane jau girdit kalbantį lietuviškai. Susikalbėti žymiai bus lengviau. O nuo ko pradėti? Visi, kas pageidaujate suvokti tai smulkiau, registruokitės ant nuorodos ekrano apačioj ir rinkitės jums palankiausią bei išspauskit naudą per valstybinius išpardavimus. Ar pavyks? Jeigu jau man pavyko, tai jums po mokymų. Šiek tiek tai žinoma dar pasitobulinus. Tikrai išeis. Po to mes, žiūrėkit, susitiksime Amerikai, kur prie kanjonų ar vakaruose, prie Las Vegas. Iki susitikimo.